Tai labas rytas visiems. Šiandieną šį sekmadienį sveikinuosi su Lina Bružienė, su savo kolegė, su bendramintė, bendražygė. Ir šiandien, kadangi laida Skanūs pusryčiai, aš tradiciškai, Linutė, noriu paklausti tavęs, kokie tavo mėgstamiausi pusryčiai? Tai mano turbūt mėgstamiausi pusryčiai yra vaisiai su jogurtu. Tai aš mėgstu pasipjaustyti ir užsiplyti natūralaus jogurto. Tikrai skanu labai. Čia būna sekmadieniais ar kiekvieną dieną taip lepinės? Net greičiausiai darbo dienom. Savaitgalis būna ypatingi pusryčiai. Ypatingi. Apie ką Jo, jo. tas ypatingumas? Tai būna keptos bulvės. O, Nu, jo, jau tokios rimti pusryčiai būna. toksai kaip brančas, sakyčiau, labiau nei pusryčiai, ne? Galėtų būti. Nu, jau tokia jau tradicija turim su vyru, kad savaitgalį kažkuria diena ar šeštadienį ar sekmadienį ten būna tos keptos bulvės. Super. Tai vat, kaip įdomiai kiekvienas susiranda kažkokį savo cinkelį, ne? Kaip Taip, taip. paįvairintą gyvenimą. Labai įdomu, iš tikrųjų. Nesuvalgius pusryčiam niekada keptų bulvių, nes man tai yra pietų patiekalas. Tai man keista. Tai gerai, Lina, šiandien tu pas mane svečiuosi ir šiandieną mes labai skaniai pakalbėsim apie visatos dėsnius, apie tai, kaip juos įgalinti. Bet pradžioje aš norėčiau, kad tu pati prisistatytum, kas tu esi, kaip tu norėtum šiandien save pristatyti. Aš esu Lina, kuri gyvena Klaipėdoje, kuri myli jūrą ir šiuo metu dažnai iki jos nuvažiuoju, nors kaip sakydavo, kad klaipėdiečiai ten yra tai, kada nuvažiuoja prie tos jūros, tai aš nuvažiuoju gana dažnai. O esu pedagogė, emocinės sveikatos mentorė, Demartinio metodo praktikė, tai turbūt tiek. Mhm. Nu, tiek tai labai daug, tai iš tikrųjų. Ja, tai smagu man tave pakalbinti, mes pakalbėjom praeitą savaitę ir kažkaip įsikalbėjom abidvi ir labai daug turim bendrumo ir galvojam pratesti tą mintį, kaip netgi čia pagal Demartinio metodą, ne, vat kur tu sakėjai, šnekėjom, kalbėjom, kad tai yra paremta šita metodika irgi visatos dėsniais. Taip, taip, iš tikrųjų visatos dėsniai labai veikia mūsų gyvenimą, tik mes nelabai juos pažįstam ir nemokam jais pasinaudoti. Tikrai taip, labai sutinku, nes jeigu tu nesi sąmoningam kelyje, ta prasme prisilietęs prie kažkokių praktikų, metodikų, ne, jeigu tu ne psichologas, jeigu tu ne mentorius, ne coacheris, tai tikriausiai paprastam žmogui tikrai tokie dalykai svetimi. Tai mes šiandien labai skaniai ir pasidalinsim. Tai Lina, pradėk nuo visatos dėsnių. Kokių mums jų reikia, kokie jie yra? Pirmiausia, aišku, aš pradėsiu nuo tuo dualizmo arba polariškumo arba pusiausvyros vadinamo dėsnių, nes turbūt jisai veikia kiekvieną mūsų akimirką, ar mes tai žinom ar nežinom, bet jisai vis tiek veikia. Tai ką jisai duoda, tai turbūt supratimą, kad tą pačią akimirką, kokia jinai bebūtų, yra ir teigiami, ir neigiami dalykai. Ir jų yra lygiai tiek pat, 50–50%. Tai kai mes dažnai matom, kad kažkas neigiamo vyksta ir mes fokusuojamės būtent į tos neigiamus dalykus ir mums tas įvykis paskui atrodo, kad jis yra neigiamas. Bet jeigu mes atidžiau pažiūrėtumėm, atidžiau paieškotumėm, mes iš tikrųjų pamatytumėm, kad jisai turi ir tą kitą pusę. Ir kai mes matom tas abi pusės, tai čia turbūt yra tas mes neprisikraunam emocinių įkrovų į savo vidų, į savo galvą, kurias paskiau nešamės, kurios mumis erzina, dirgina ir trukdo toliau eiti gyvenimo keliu. Tai labai yra gerai pamatyti šitas dvi pusės. Pavyzdžiui, pateikim kokį nors pavyzdį, žinai, klausytojams, gal bus aiškiau, kaip tas dėsnis pasireiškia. Taip, aš kaip mokytoja turbūt aš sužinojus apie tą dėsnį ir galvoju, aha, Lina, gerai, patikrinkime, ne?
Mokykloje. Aš kaip mokytoja stoviu prieš klasę, kalbu vienodai, ne, visiems ten 24 vaikam ir kažkiek tai mane išgirsta labai greitai ir supranta ir suvokia, o kitiem labai sunku. Ir aš netgi vertindama įvertinimus, pusmečio įvertinimus, pažiūrėjau, kad mano aukštesnio lygio vaikų ten buvo 7 ir patenkinamų lygio irgi turėjo 7. Tai vat, netgi skaičiuose tas balansas buvo. Tai čia mokykloje, ne, kad vis tiek yra, vat, kas moka labai gerai, kas nemoka, vat, tas balansas yra, kad turbūt tu savęs nekaltintum, kad čia vat, tu gali ten tobulai viską padaryti, niekada nebus tobulai. Visą laiką bus dvi pusės, bus ir gerai, ir blogai. Kažkam vis tiek mes padarysim tą blogą įtaką, ne? Arba pavyzdžiui, kai mes, kas man irgi labai padėjo, kai vat, mes dabar kalbam su tavimi, ne? Kažkas žiūrės šitą laidą, ne? Kažkas matys. Ir aš suvokiau, žinodama šitą dėsnį, kad 50% žiūrovų patiksim, 50% žiūrovų nepatiksim. Tai kai tu tą supranti, nebėra tos baimės čia, patiksiu, nepatiksiu, ne, yra laida išėję, jinai kažkam galbūt bus naudinga, kažkam nenaudinga, tai vat, nebėra tokios baimės, ne, kad čia aš bijau, kad mane pakritikuos, aš bijau, kad kažkas vat, kažką pasakys, parašys, ten ir visą kitą. Kai tu tą suvoki, tu daug lengviau priimi tą situaciją. O sakyk, poliariškumo dėsnis, pavyzdžiui, galima jį įvertinti arba taikyti tokiu atveju, jeigu, pavyzdžiui, aš supykau ant kažkokio labai žmogaus, ne, ir galvoju, kad tai yra pyktis, kad jisai kaltas, ir poliariškumas būtų, kai aš savo atsakau, kodėl man naudinga pykti ir kodėl man naudinga, kad ta situacija atėjo pas manęs į gyvenimą, ką jinai man duoda teigiamo, ne? Taip. Tai vat, tu matai, kad tas žmogus pasielgia blogai, ne, tavo manimu, bet jeigu tu pradėsi ieškoti jo tas kitos pusės, o kodėl man tai buvo naudinga, ne, išliejau emocijas, ten išveikiau, paverkiau, ne, pašaukiau, pareikiau, ne, iš kūno išleidau, kokia nauda iš kūno tai išleisti, ne, tai aš sveikesnė tapau, neprisikrovė jokių įtampų mano raumenyse ar ten kažkokiuose organuose. Kodėl man naudinga buvo dar papykti, ne, nes aš mokausi susivaldyti, ne, kažkokias pamokas gaunu, ne. Kodėl nauda buvo tam žmogui, nes šitai pasielgti irgi galim paieškoti ne tik savo, žinai, naudų, bet visiems aplinkiniam, kurie su tuo susidūrė su ta situacija. Ir tada jo, kai tu pamatai tas abi pusės, tu tada vertini visai kitaip šitą situaciją ir tas pyktis dingsta. Tikrai taip, nes iš tikrųjų po kiekvieno susierzinimo pasirodo, ten yra labai daug naudos savo, ne? Ir tas momentas, žinai, labai toksai gilus galbūt, sakykime, kaip pasikeičia tavo, įvyksta kažkokia smegenų transformacija, kaip tu mastai, ne, toksai linijinis kažkoks mąstymas, kad aš pykau, jisai mane suerzino ir jisai kaltas. Ir tada viską taip apverti. Ne, tai yra daug naudos. Aš gavau naudą vien dėl to, kad galėjau papykti ir vien dėl to, kad jisai man tai pasakė, man davė kažkokį tai labai teigiamą, pozityvų dalyką, ne kažką daryti, kažką nueiti, kažką prisimti atsakomybę, kažkam atsakyti grubiau, galbūt aš negalėjau niekada už save pastovėti, dabar man jisai suteikia galimybę tai padaryti. Ir man tas labai toksai stiprus tas momentas. Ir dar labai, žinai, tai matosi, kai, žinai, tėtis, mama ir vaikas yra, žinai. Ir labai tas balanso dėsnis, pamas, tėtis bara, o mama būtinai turi ginti, žinai. Tai va tas balansas, žinai, gaunasi šeimoje. Ir irgi taip, tą labai galim pastebėti. Arba mama, žinai, ten kažką sako, tada tėtis jau užtarė, ar močiutė kokia, žinai, ten irgi mato, žinai. Ten, tai va, kiekvienoje akimirkoje iš tikrųjų tas dėsnis veikia. Ir kas svarbiausia, kad mes dažnai norim tų gerų dalykų ir siekiam tų gerų dalykų, galvodami, kad nebus tų blogų dalykų. Tai ir paskui mes nusiviliam labai.
O kai žinom, kad yra šitas balanso dėsnis, tai tu bet koks įvykis, bet kokia savybė tavo, bet kokį žingsnį, kurį tu padarai, suprantant, kad jisai turi dvi pusės, kad ką tu be padarysi, vis tiek bus kažkas gero ir kažkas blogo, tu visai kitaip eini ir darai tos žingsnius. Taip, iš tikrųjų. Tai toliau pratęskim, čia būtų pirmas toksai, ne, visatos dėsnis. Man jisai toks labai toks, jisai man buvo svarbus iš tikrųjų, nes aš turbūt tą, žinai, kaip tą norėdama būti tobula mama, tobula žmona, tobula ir vis stengiausi ir nepavyko ir kai man pasakė, kad Paulina negali tau pavykti, nes yra toks dėsnis ir man toks akmuo nuo širdies net nuslinko ir kad tu negali būti idealus ir tobulas ir visą kitą. Tai mane šitas labai labai paveikė. Kitas dėsnis transformacijos. Tai šitą dėsnį iš tikrųjų labai daug matau, kai išeina žmonės miršta. Ne? Ir sako, niekur energija nedingsta to žmogaus, jinai pasilieka čia žemėje, tik tai pereina į kitus žmonės. Tai kai daug teko dirbti su sielvartu ir kai žmonės miršta kažkoks žmogus, jie ilgisi to žmogaus, greičiausiai ilgisi, žinai, kaip sako, ne tų blogų kažkokių dalykų, o tų gerų dalykų. Ir kai žmogus miršta, tie dalykai visi ir geri, ir blogi pereina į kitus žmonės. Tai irgi tą labai įdomu pastebėti, kai tu turėjai viename žmoguje, ne, kažkas šypsojosi taip kaip tavo mama, ne, dabar kažkas šypsosi kitas taip kaip tavo mama. Kažkas sakė tau kažkokius gražius žodžius, ne, kažkoks kitas žmogus dabar tą daro. Kažkas tave apkabindavo galbūt kaip šiltai, ne, kaip mama. Dabar ten kokią nors teta, nes aš turiu, kai mama išėjo, kad teta yra, kuri dabar man atstoja mamą, tai aš jai rūpinosi ir tą apkabina ir susitinkam. Tai kiti žmonės tą užpildo, iš tikrųjų tą tuštumą, kad niekas nedingsta, kaip sako, energija niekur nedingo, jinai tik persikūnijo į kitus žmonės. Geras. O čia tik tai su mirusiais žmonėm, ar su tais, kurie ir išeina iš tavo gyvenimo? Čia ir ne tik su mirusiais. Ne tik su mirusiais, bet skyrybų atveju, žinai, irgi būna, arba turėjau draugų, ne, išsiskyrėm kažkokio, tai visada, jeigu pastebėsit, visada atsiranda kažkas kitas. Kažkas kitas. Tik tai mes to galbūt nesureikšminam, nepastebim, bet kai tu žinai, ne, tą transformacijos dėsnį, kad tu žinai, kad tu negali nieko prarasti, kad tai tik pakeičia formą ir čia visuose dalykuose, žinai, visuose srityse, žinai, ir santykiuose, ir verslo, ir finansuose, bet tu nieko negali prarasti. Iš tikrųjų, nieko negali prarasti, nes tai transformuojasi. Pat iš tavęs pavogia ne pinigų, iš kažkur jie ateina. Galbūt ne tą pačią formą, ne pinigais, bet, iš kažkur tų finansų vis tiek tu gavai, būtent tiek, kiek pavogiai, ne, arba kiek iš tavęs pavogiai. Tai niekur nedings. Tai čia irgi įdomu pastebėti. Taip, jo, yra. Esu net pati dabar pakalbė ir taip mintimis galvoju, kad iš tikrųjų visada tu gauni kažką į vietą. Arba tai yra tokia kažkaip savotiški energijos mainai. Taip. Ta prasme, kažkas nebetarnauja ir su kažkuo tu kaip yra pats netgi atsisveikini, bet tuo tarpu jau atsiranda į tą vietą kitas žmogus ir jau užpildo tą visą tą tuštumą, kaip tu sakai, tą energijos, tą lauką. Taip, ir irgi turbūt užpildo dėl tam tikrų dalykų, nes mums reikia, galbūt to žmogaus reikia, gal tam žmogui tavęs reikia. Ne? Ateina būtent tada, kada kažkam kažko reikia, kažkokios pagalbos, palaikymo, ne? Kažkokio tai supratimo. O gali būti, kad pavyzdžiui, ta energija netgi tau atneša, suteikia katinas, šuo, gyvūnai aplamai? Taip, gali būti. Ir gyvūnai. Taip.
Nes esu girdėjus, žinai, iš konsteliacijų, kad gyvūnas, nu, kiti labai sutelkia dėmesį į gyvūnus, kad gyvūnai netgi kartais užima tam tikrą energetinę vietą, nu, pavyzdžiui, kaip vaiko norėjimą ir vaikas nebeturi terpės ateiti, nebėra laisvos vietos. Taip, taip, tai vat, nu, va, čia yra energija, kuri negali transformuotis, ne, dinktų šitą energiją, atsirastų vat, kažkas kitas. Kažkas kitas. Taip, tai gali būti ir taip. Jo, net tokios minties, matai, net nepagalvojau. Aš tiesiog konsteliacijose girdėjau irgi, kad viskas tai yra energija ir užima tam tikrą vietą tavo sąmonėje, tavo gyvenime, tavo kūne, ne? Ir visa tai, kai mes norim pokyčio kažkokio, reikia kažką išimti lauk, nes niekas nevyks, nu tu turi kažką paleisti, tada tu galėsi kažką įsidėti, ne? Nes vienas ant kito, čia kaip spintoj turbūt drabužiniai, nu kiek tu gali dedi, o po to viskas griūna per kraštus ir tu nieko daugiau neįdėsi, nes ten nieks nebetelpa, neužsidaro tos durys, kaip sakė. Taip. Labai įdomu, taip. Apie spintą, ne, irgi, žinai, tvarkos ir chaoso dėsnis yra. Ir kuo jisai, žinai, toks ypatingas yra, galbūt, žinai, kai mes akcentuojam savo mintis, savo energiją į materiją daugiau, tai pas mumis chaoso atsiranda daug, ne? Ir, žinai, aš taip apie savo spintą, žinai, ten pagalvoju, man ten tiek suknelių, žinai, reikia išsirinkti, žinai, kokią ten rengtis, kokią išventį, dar kažkur, ne, ar kažkur eiti. Ir galvoju, tiek chaoso, galvoju, o gal šitą, gal tą, ne, o turėtum vieną, dvi, viskas, žinai, arba ta, ne, nereikėtų, žinai, tiek chaotiškai, žinai, mąstyti apie tai. Arba irgi mintis, ne, mūsų. Tai vat, kuo mes daugiau galvojam apie materialius dalykus, tuo mes pritraukiam irgi daugiau chaosą į savo gyvenimą. Tai kuo daugiau mes galbūt galvojam apie savo viziją, misiją kažkokią tai gyvenime, ne, tuo mes labiau tvarkoj gyvenam. Tuo ta tvarka tokia aiškesnė, ne, tampa. Nu, taip sako, koncentruotas dėmesys į vieną daiktą, tai tave, nu, įgalina ir ten daug energijos tada atsiranda, ne, tokio, kur dėmesys, ten energija mūsų plaukia. Čia tas pats, kai labai daug blaškais, tada tu daliniesi savęs, biški ten, truputį ten ir gaunasi, kad nu, vieniems tai pavyksta, iš tikrųjų negaliu sakyti, kad ne, o kiti pradeda stokoti labai, ne, ir sveikatos sąskaita tada, ir va, depresijom, ir kažkokiom įvykius prisitraukia nenorom, todėl kad viskas tas, kaip tu sakai, tas chaosas ateina į jų tą materialų gyvenimą įvykiais, tiesiog nuotykiais, nu, tu pradedi traukti tai, todėl kai tavo galvoje chaosas, nu tai chaosas yra ir tavo gyvenime pačiam, tu visur matysi jį. Kaip patvirtinimą, kad tu ir esi tai. Tai dar žinai, su tuo chaosu, mes dažnai, vat, nu, materija, ne, ir dažnai, nu, norim įsigyti, žinai, namą, norim įsigyti automobilį. Kaip ir mūsų mintis apie materiją yra. Mes vat, stengiamės įsigyti, o kai įsigyjame namą, kas atsitinka tada? Jie vis tiek, kadangi mes esam žemėje, ne, kur viskas yra, trupa, kyla, byra, ne, ten kažką ir įsigijus kažkokį tai daiktą, mums juo reikia rūpintis. Ne? Tai vat, irgi mes galvodami, žinai, apie kažkokį tai daiktą, va aš įsigysiu ir bus ten tobulai dabar, čia galėsiu ramiai gyventi, žinai, ir mes nesuprantam, žinai, kad mes taip prišaukiam irgi chaosą į savo gyvenimą. Ne, kaip ir mano mokytojas Nerijus, žinai, jisai sako, aš tai šiuo metu, sako, aš anksčiau labai norėjau tą namą turėti ir gyventi,
Bet pagalvojau, kai aš vis keliauju ir keliauju ir keliauju, sako, nu, man tas namas būtų našta. Tai sako, aš taip dabar lengvai jaučiuosi, kad vat, į lagaminą susikroviau mažai daiktų ir iš vieno viešbučio į kitą viešbutį ir man nereikia prisirišti, man nereikia įsipareigoti, man nereikia kažkokių tai dalykų daryti. Sugenda ten kažkas, ne mano problema, sprendžia kažkas kitas, ne, vis tiek tvarko visą kitą. Tai sako, pasilengvini savo labiau tą darbą, tai va to chaoso nelieka. Taip, tai čia Tai, turbūt apie viską, žinai, ir apie butus, apie namus, apie taip, taip, mašinas. taip. Viskam reikia priežiūros, viskam reikia vietos šiame pasaulyje, tada moki už tai. Aš žinai, kartais galvoju, kad žmogus tai yra kosmosas. Mes tiek apsidedam tais daiktais tam, kad susikurti savotišką chaosą savo Mhm. galvoje, kad turėtumėm tą kažkokį variklį, kaip mumis tada gyvenimas spardo, kad eik dirbk, eik uždirbk, nes va mašina turi, namus turi, čia žmona turi, dar mokslus nori, visko nori ir tas toksai, wow, tada tu lėki, bėgi, griūdamas ir žinai, aš galvoju, o kokia gyvenimo prasmė? Kaip sako, gimiai nuogas ir išeisi nuogas, nieko nenusineši į tą kapą. Kas geriausiai žmogui, tai yra gražūs prisiminimai apie savo gyvenimą. Mhm. Gražūs prisiminimai. Ir su paskutiniu atodusiu pagalvot, ačiū Dieve, kokį nuostabų gyvenimą gyvenau. Nu, tu niekada neprisiminsi paskutinę minutę, kiek mašinų turėjai, ar kiek jų pakeitė, ne? Nu, tu apie tai negalvosi. Taip, ir aš dažnai, žinai, vat, kaip mokytoja, žinai, nu, su vaikais vis tiek, kai dirbi, žinai, vat, irgi dažnai pagalvoju, žinai, tėvai perka, ne, kalėdom ten didžiausias dovanas, gimtadieniam didžiausias dovanas. Bet to, ko svarbiausia vaikam reikia, žinai, va, to dėmesio, pabuvimo kartu, žinai, laiko kartu praleidimo, žinai, va, to, ko iš tikrųjų, ką vaikai įsisaugoja, ką vaikai prisimena, tai turbūt tą laiką praleista su tėvais kartu kažkokį smagų ir visą kitą daiktų jie nelabai atsimena. Tikrai. Tai net aš, žinai, prisimenu, kai man dukra, žinai, sako, mam, aš prisimenu, sako, kaip mes vakarai, sako, tu skaitydavai knygą va, ir mes atsėdėdam, klausydavom. Tai galvoju, nu va, ką prisimena vaikai, ne tą, kad aš nupirkau ten telefoną, aš nupirkau kažkokį tai ten meškinį, ne, o tą laiką praleistą kartu. Taip, iš tikrųjų, tai va toks. Nu, čia pamastymai visiems turbūt, kiek duodat savo tos energijos ir kiek jūs gyvenat chaose, nes iš tikrųjų visas pasaulis apie tai yra, apie tai, kad mumis varo labiau į tą chaosą, nu, va kažkokia, Taip, ir nežinau. kuo toliau, tuo kažkaip daugiau, žinai. Taip, nes tai turbūt tos ir telefonai, ir televizija, ir viskas mumis tiesiog valdo, kai tu nemoki valdyti savęs, tai tave valdo. Ar ne taip? Ir gaunas, kad tame chaose mes taip pasiklystam, tada kas atsitinka, vėlgi tos emocinis išsekimas. Ir tada tik tai žmogus pradeda galvoti, wow, tai ką veikiu aš šitam gyvenime, o ką noriu nuveikti, žinai, iš Ir čia tikrųjų. pats geriausias laikas, kai žmogus pradeda apie tai galvoti. Taip, jau čia labai daug. Bet tu sutik, kad yra, nu, dėl to, kad ir pagalvoja žmonėms labai sunku įsivaizduoti tą, žinai, paleisti tą materialumą, tą materialų pasaulį, nes, nu, chaosas, jeigu yra per materiją labiau sukuriam tą chaosą, ne savo viduje, Taip. tai čia praradimai, netekimai, skyrybos, atradimai, naujos meilės, nauji namai, naujos mašinos. Ir tai yra vat, viskas apie tokią materiją. Nu, bet paprastas žmogus niekaip be jos negali gyventi. Nu, nėra, mes nemokam suvokti, o kaip kitaip. Nes būna klientas klausia, o tai kaip kitaip? Nu, tai visi taip gyvena. Mhm. Nu, taip, mes aplinkoje vis tiek mes ir užaugę, žinai, kažkokioje aplinkoje ir daugiau mes to dėmesio, žinai, plus mūsų, žinai, tėvai neturėjo kažkokiu tai dalykų. Tai mums galbūt, žinai, genetiškai jau, žinai, augę, tai reikia, žinai, kažkokiu tai kaupti, daryti ten ir ieškoti. Tai džiaugiuosi jaunimu, kad jie jau dabar kažkaip kitaip į tą žiūri.
galbūt į technologijas labiau, bet tą materiją, kad kaupti, tai jie stengiasi nekaupti. Tai šiek tiek. Bet tas faktas, jo galbūt telefonuose sėdi ten programėlės, kaip Mhm. darbui, žinai, tokiam arba žaidimams, bet nėra daiktų vergystės, Taip, tokio taip, jo. perdėto kaip pas mumis dar toks. Ar mes Mhm. iš to trūkumo iš tikrųjų, kad tėvai nedavė tiek pakankamai tais laikais neturėjo, tai mes toks Ne, jo, įspūdis kraunama žinau, ir kad taip. apsikraunam tiek daug, kaip to, kaip maisto trūkumo, lyg norėtumėm privalgyti to materialumo, žinai, tokia. Ir tai yra, na, noriu turėti, bet nesuvokiam, vat, iš viso savęs, o ką aš be materijos, kas aš esu, Mhm. ko noriu Ir iš vat viso. iš tikrųjų, žinai, vat kaip tu vat sakai, žinai, aplinkui materija, materija, materija ir mes nebežinom savęs, mes pametam save, žinai, pametam savo vidų. Ir vat kaip mes vergaujam tiems daiktams, ne, ir nebegalim grįžti į tai, kas mes iš tikrųjų esame. Kad, nu, vat žmonės turim kažkokią tai misiją, žinai, viziją, kažką tai padaryti, ne, tą vat savo vidaus nebegirdim per visą tą triukšmą Taip, taip, taip. Nu, labai materialų. įdomi ir netgi mūsų sąmonė, žinai, psichika kaip veikia. Aš atsimenu tokią vieną istoriją, kaip žmogus irgi atėjo į konsultaciją, sakydamas, kad nesuprantu, nusipirkau gražų namą, apie kurį svajojau beveik pusę savo gyvenimo ir nenoriu ten eiti. Negaliu eiti. Ir pasirodo, kad jisai tą namą pirkosi ne savo, o šuniui. Kai jis turėjo šunį, jisai galvojo, kaip fainai bus tam šuniui, turės savo kiemą, galės laisvas palaidas tenais lakstyti, nereikės man vedžioti. Ir ta šuo numirė tame etape, kol jisai tą namą Mhm. įsigijo. Jisai įsigijo iš to, žinai, vedimo tą namą ir pats nesupranta. Aš sako, nežinau, kodėl aš negaliu, nenoriu tiesiog jame gyventi. Nu, nematau prasmės ir savęs klausiu, kam aš tą namą nusipirkau. Va ir išaiškėjo, kad pasąmoniniam yra užsifiksavę, kad namą tai pirko tada, kai šunį turėjo. Šuniui, kad būtų patogu, kad galėtų džiaugtis, ten lakstyti kažkokią mėtyt lėkštę, šuo gaudys, treniruosi ir šuo Mhm. pasimirė ir žmogaus sąmonėje užstrigo, kad tipo namo noriu, bet šuns tai nebėra. Ir tada atsiranda vidinis konfliktas. Nebenoriu ir nesuprantu, kodėl nebenoriu gyventi tą. Nu, tai labai įdomu, vat, kaip mūsų psichika irgi Jo, veikia. ir iš tikrųjų mes labai daug išdalinam savęs kitiem. Žinai, Šiaip, kaip tu sakai, ir labai mes nesuvokiam, kaip susitapatinam gal su kitų taip. norais, poreikiais ir mes kažkaip vat, nebežinom, nebetrandam tikrojo savęs, nes kaip, ane, tų kaukių daug pradedam nešiotis, vat, iš draugės kažką išgirsti, iš kolegos, iš darbdavio, iš vyro, iš močiutės, iš mamos ir viską va taip vadedamės į save ir tada pasimetam, nebežinom, Man ar aš to labai norėjau, gerą, ar čia mama nori, žinai. labai gerą pavyzdį, žinai, davė. Žinai, sako, jūs esat lemputė, ne, sako, jūs visada šviečia. Ir sako, tie visi, va, tėtis, mama, draugai, močiutės, jie sako, užtepa kažkokį tai va, sluoksnį dažų, vieną, kitą, sluoksnį trečią, ketvirtą, sako. Ir tu nebelieka tavęs, va, to šviesos, o lieka tik tai tie dažai, kuriuos va, uždažė kiti. Tai galvoju, nu, kaip gerai, labai geras palyginimas, tai reikia va, tas dažus nugrandyti, kad mes šviestumėm ir būtumėm savimi. Nu, geras toks palyginimas iš tikrųjų, Nu, nes tu labai gali taip užsiteplioti, kad nebešviesi tik savo viduje ir taip, nebebus to praėjimo į išorę, žinai, tu, nu, nebežinosi ir tavęs nebeatpažins niekas, kas tu iš tikrųjų esi, taip, taip. nes tu būsi viskas ir tuo pačiu niekas. Tai va, tai čia tas, žinai, turbūt e, grįžtu, žinai, turbūt prie to pačio, žinai, kad nu, mes turim pirmiausia pamilti save, žinai, kad nusigrandyti visus tos dažus ir pradėti šviesti, ne, ir tada mes tą šviesą galim dalinti. Kol mes patys nešviečiam, ne, o kažkas mūsų užstoja, žinai, tol mes negalim dalinti. Ir kitas priimti negalėtų, žinai, va tavęs tokios, kokia tu esi, ne, nes nemato tavęs tokios. Nematom. Mato tik tavo kaukės užsidėtos, ne, kažkokius įsitikinimus įdėti į mūsų gyvenimą. Tikrai taip. Nu tai ką, sekantis. Dar kaip tik, žinai, praeitą kartą užmiršau, žinai, o labai
tas fainas yra dėsnis, eristinio prieštaravimo dėsnis. Toks įdomus pavadinimas, bet jeigu liaudiškai, žinai, tai vadina kiaulystės dėsniu, ne? Žinai, kai mes kažko labai, 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 labai norim ir tas daiktas ar žmogus nuo mūsų bėga, ne? Tai va čia irgi yra tas, kai mes tą daug laiko, daug dėmesio, daug energijos skiriam kažkokiam tai dalykam ir tie dalykai neteina pas mus į gyvenimą, ne kažkokie, va, pabėga, ne kažkokie. Bet kai mes atsipalaiduojam ir paleidžiam, ne, tada atrodo, nu va, kaip iš dangaus nukrito, ne, kažką, ne, ten tokio. Tai aš irgi labai norėjau važiuoti, žinai, neuroedukatorių mokymus ir neturėjau pinigų. Ir galvoju, nu, iš kur man dabar gauti pinigų? Ir toks, žinai, stresas, nu, iš kur man gauti pinigų? Nu, reikia vis tiek gauti pinigų, nemaži pinigai, žinai, iš kur jas gauti, žinai. Nu, neturiu, žinai, susikaupusi dar tiek, kažkiek turiu, žinai, bet tiek neišeina. Ir toks, žinai, nu, iš kur dabar paimti, ir tu ieškai ir galvoji, žinai, ir galvoji, ir tie pinigai neteina, žinai. O to jau reikia pasirašyti, žinai, ten sutartį, viską, kad tu ten dalyvausi, žinai. Ir aš paleidau iš tikrųjų tą. Paleidau tos pinigus, pasirašiau sutartį ir, žinok, po savaitės tie pinigai atėjo. Tai toks galvoju, nu va, kaip reikia mums ramiau reaguoti visus, žinai, tos dalykus, tos norus, perdėtus norus kažkokius. Taip, iš tikrųjų, toksai, netgi kitą kartą aš esu pastebėjusi, pavyzdžiui, kažko tai noriu, bet mes tą norą, matai, kažkaip fokusuojam į tą pusę, kas mes esam ir kur gebam tik pažvelgti, ne? Nu, pavyzdžiui, žiūri ten ir toks įspūdis, kad, nu, vat iš ten, nu, vat iš tų žmonių, kuriuos aš pažįstu, ten, vat tas, apsvarstai, galvoju, nu, tikrai manau, kad iš ten turėtų pareiti. Ir visiškai nepagalvojom, kad va tas stebuklas, arba, kaip tu sakai, tas kažkoksai staigmena, pareina visai iš kitos pusės, žinai, o tu net nesugebi žmogus tos galvos pasukinėti ir apsižvalgyti aplinkui. Būna, kad mes taip įsikimbam į tą norą, va ten, ne, tai mama turėjo duoti, mama ten žadėjo duoti, dabar jinai duosi, taip toliau, o kažkas tau beldžia pro petį, sako, alio, vat aš galiu tau duoti, nori, ir dažnai žmogus dažniausiai atsisuka, to, ne, ne, iš tavęs tai nereikia, ne, aš noriu vat iš ten, žinai. Taip. Tai labai įdomi vat save pastebėti, kiek mes turim tų savo įsitikinimų tokių, žinai, kaip uolų ir patys neleidžiame, nu, sukuriam savo tas kliūtis, nu, neleidžiam praeiti ramiai. Kaip tuose kalvose, pavyzdžiui, urvuose, juk yra keliukai, ne, ir vienas, ir antras. Ne, juk jeigu mes einam vienu ir viskas, kaip tie asilai užsispyrė, niekur nei dešinė, nei kairė. Dar jeigu kažkas pasakė, žinai, kad būtinai to keliu reikia eiti, žinai, kad vat, aš praėjau, ne, tai man šito keliu praėjau, tai būtinai turiu to paklausyti, nors tau galbūt visai to kelio nereikia, žinai, tai kitų kelių turėtum eiti, ne. O dar būna, žinai, ir mama sakė, ir močiutė sakė, ir prosenelė sakė, ir jiems tai pasiteisino, ir man taip turi būti. Ir va tas toks, žinai, taip uždarom visą tą gausą arba kažkokias, nu, tą sėkmę, kažkokį pritraukimo modelį, ne, kad nesugebam atsipalaiduoti. Aš galvoju, vat kaip jogos mokytoja, aš tau atliepsiu, kad vat irgi, kaip atsipalaiduoti, aš esu irgi labai kontrolė. Labai mėgstanti kontroliuoti, kurti verslus, kurti sistemas ir taip toliau. Ir aš atsimenu, kažkada buvo tas karantinas, žinai, ir aš be darbo likau, be nieko, ir mokiausi jogos mokytojų kursuose ir atsimenu tokią frazę, kad irgi tik iš nieko, tai yra iš negalvojimo, tiesiog iš buvimo, paleidimo kontrolės, neturėk jokio siekio užsidirbti, neturėk jokio noro galvosenos, iš kur taip, gali turėti mintį kaip po norą, jausmą, kad žinojama, kad vat aš norėčiau padaryti tai ir leis kvėpuoti. Ir žinai, ta meditatyvi būsena, kvėpavimas, atrodo, tu nieko nedarai, viskas ateidavo lengvai ir viskas atėjo. Aš tai padariau tokią naują festivalį internetu.
kad aš internetu daryčiau šokių festivalį, aš labai prieš buvau. Labai prieš, man kažkokia nesąmonė. Bet kai nustojau kontroliuoti, o kodėl prieš, ateina tokios mintis, o gal taip, ir žinai, viskas atrodo, tau visas tas mintis suneša į galvą, tu vizualizuoji, lyg tai kaip žinojimą. O žiūrėk, va taip, tas ten, o kaip gerai, pakvėpuoji, žiūrėk, jau skambina tau kažkas, ar galite mums padaryti, mes atvažiuojame ir viskas pasidarė taip lengvai. Ir va ta iš lengvumo būsenos, kai tu darai tai su malonumu. Ne su tuo, kad tau... Ne su kontrolė, ne? Ne su kontrolė, kad bus tik tai taip ir ne kitaip. Ne, per malonumą. Kiti ir dirba, aišku, sunkiai per malonumą, tai irgi gali būti. Nu, žmogus visaip, ne, kiekvieno kelias skirtingas yra, kitas žinai, eina... svajonės, žinai, vis tiek, jeigu tu sieki kažkokį tai svajonį, tu įdėsi vis tiek pastangų, tu turėsi įdėti pastangų. Taip, vis tiek turėsi, bet tokio jog, kaip mes sakom, tai tokio neturėti žinojimo, kad bus tik tai taip. Taip. Ne, čia turbūt žinoti, kad bus visaip. Nežinau, kaip bus. Sako, geriau nežinau, kaip bus. Pasitikėk savim, bus taip, kaip tau geriausia. Ir va tas žinojimas vidinis, žinai, taip išlaisvina, tada viskas ateina. Kažkaip keistai būna, atrodo, tik pagalvojai šiandien, kad norėtum kažko ir žiūrėk, jau vakare tau kažkas rašo žinutę, labą dieną. Ir taip gau, ta prasme, o geras, žinai. Jo netgi, žinai, tas, ar jis neprieštaravimo, kaip, žinai, kartais moteris, nu va, aš noriu, dabar man reikia vyro, žinai. Man dabar būtinai reikia, žinai, to vyro. Ir jis ten toks, anoks ir toks bus ir ten kitoks, žinai. Ir neateina tas vyras, žinai. Tai va, žinai, tas noras, žinai, perdėtas noras irgi. Ir kai paleidžia mane, tai man gerai ir vienam, aš kai va, priimu tą situaciją, kokia yra dabar, ne, kad ir vienai nėra prastai, kad ir viena būdama aš irgi galiu turėti ir tas savybės, kurios va, galbūt laukiu iš to vyro, ne, kažkokio. Ir kai paleidžiam, tada va, kartais, paima ir ateina. Ir būtent tas, kurio reikėjo, ne, o ne per prievartą, kurį aš ten prisišaukiau. Čia vat labai geras paanalizavimas yra, kai tu nori vyro, visada reikia paklausti savęs, o kokia tu būsi, kai turėsi tą vyrą? Kokia tu nori būti? Ne jis, o kokia tu būsi tada, kai tu turėsi tą vyrą, kokia tu nori būti, tada tapk ta be vyro, kai tu tapsi ta, kokia nori būti su juo, tas vyras ateis, nes tai yra traukos dėsnis, tada tu ir pritrauksi tą vyrą. Taip, jei prie kito traukos dėsnis, tikrųjų pritraukiam apie tai, ką mes galvojam, ne? Dažnai nuo minčių priklauso, ką mes pritraukiam. Jeigu negatyviai galvojam, tai dažniausiai ir pritrauksim negatyviai. Jeigu pozityviai, tai ir pritrauksim pozityviai. Ne? Va. Taip, čia būtų traukos dėsnis, ne? Traukos dėsnis. Nu taip, traukos dėsnim. Aš jau jį labai gerai žinau, nežinau, gal klausytojos ne visos, bet taip, kas mes esame, tą mes pritraukiame ir klausti savęs reikia. Kaip tai yra apie mane, o ne kaip tai yra apie išorę. Nu, tipo, kodėl mane dabar išmetė iš darbo, kodėl mane paliko vyras, kodėl man nesiseka ten. Ne toks klausimas. Ta aplinka, kuri yra išoriai, tai yra tik tavo sukurta proto iliuzija. Tu esi tam, todėl, kad tu turi tas visas pamokas išmokti. Klausimas skamba tik vienas ir tas pats. Kaip tai yra apie mane? Bet, pavyzdžiui, aš labai mėgstu tą klausimą. Vyksta kažkas ir aš savo taip atsistoju, žinai, šipsausi ir sakau, nu, Inga, tai kaip tai yra apie tave? Aha, ir tada prasideda analizė. Nu jo, tai vadinasi, kažko dar nepriemi, kažko nesugebi išmokti. Kažko pamatyti ar paleisti, žinai, vėl nori sukontroliuoti. Labai gerai gali pastebėti savo, tas savybės, kokia tu pati esi, kodėl tu matai. Nežinai, aš turiu labai gražią studiją ir pro langą čia voverytės laksto, medžiai gražus ir visada galvoju, kažkas prieina prie čia ir sako, oi, čia va gatvėje yra, žinai, mašinos stovi. Matai, aš galvoju, aš to net nematau. Aš matau. Tai va, čia vėlgi
kaip sakau, tu pritrauki netgi tą požiūrį arba tą matymą, taip, kur tavo dėmesys taip, yra. Tai mes gal stovim visi ant tos pačios vietos, kaip sakau, ant tos pačios kalvos, užlipom visi, atsistojom 10 žmonių ir reikia paklausti kiekvieno, ką tu matai. Ir išgirsi 10 skirtingų sakinių, nes taip. neįtikėtina, kur žmonės dėmesį nukreipia. Vienas mato purvinus batus, nors stovi ant kalno. Aš galvoju, kaip tai įmanoma? Va. Ir čia yra tai, kas jūs esate patys, vat ką jūs sugebate pamatyti savo gyvenime. Nes vat kaip ir poliariškumo dėsnis, ane, trauka irgi labai panašu. Tu gali pastebėti ten, netgi kur yra blogai, nu, sakytų kitas, kad bloga situacija, sunku, daug savo naudos ir daug gerumo ir grožių, kai tu atsisuki į save. Bet kas, Mhm. Lina, kas mėgsta atsisukti į save? Nu, Nu kaip, turbūt, žinai, kol vat nesuveikia kažkokie tai dėsniai, kurie ten kala mums į užpakalį, tol mes neatsisukam. Tai vat, taip, nu, žinai, vat, mums reikia turbūt tų e, iššūkių, tų blogų kažkokių dalykų, nes kitaip mes neatsisuktumėm į save. Ir tikrai. turbūt, jeigu būtų labai gerai, ar mes kažką ten tobulėtumėm ir darytumėm, mes turbūt sėdėtumėm savo tam gerume ir nieko nedarytumėm. Tai todėl visada yra tas dvi pusės, kad yra ir gerai, ir blogai. Tai Tikrai va, taip, aš ir vat skyrybų dabar procese ir galvoju, kame va tokia nauda labai faina suradau iš tikrųjų. Galvoju, jaučiu, kad tai yra išeimas iš komforto, kodėl aš tai pritraukiau į savo gyvenimą, aš save klausiu. Taip, todėl, kad labai patogiai gyvenau ir mane ko moko prisimti atsakomybę. taip, taip, Moko prisimti atsakomybę už savo norus, už savo poreikius, už savo jausmą netgi, ne, už daug dalykų. Ir tai ir dar vis labiau kviečia atsigręžti į save, kad taip. nu, mes nepriklausome kitiems, nei kiti mums nepriklauso. Niekas mums nepriklauso šioje žemėje, niekas. Taip, bet va ir smagu, žinai, pamatyti, žinai, va, pritraukiau, žinai, kažką, žinai, supratau, žinai, pamačiau tą kitą pusę, žinai. Ir kai tu, va, žinai, kad jo, va, veikia tokie dėsniai ir jo, kai tu pradedi matyti, žinai, visai kitaip, nu, pradedi žiūrėti iš tikrųjų į tą gyvenimą ir į tas, nu, galbūt tas neigiamus mūsų manimų, tos dalykus. Jo, Tai kitaip galbūt jis, pradedi. gal jis Taip, skaudžius, netgi taip, tie, kurie taip, užsigauna viduje, bet aš netgi visą laiką žinau, kad tai, kas manyje kaip jausmas išeina, aš tai suprantu, kad tai yra mano, kad tai ne kito žmogaus, kad tai ne to žmogaus, kuris sako tiesiog sakinį. Nu, jis tiesiog sako jį. Nu, kažkokį toks, koks man nepatinka. Bet jeigu man nepatinka, tada vėl klausiu savęs, kaip tai yra apie mane? O kodėl aš nemoku priimti kito žmogaus kažkokį išsakymą? Jam gali patikti, nepatikti, koks skirtumas, aš kaip galvoju, koks mano reikalas, kas jam patinka, kas tegul jisai savo eina ten arplioje tą vidų, ne iš tikrųjų. taip, taip, Užtenka galvos skaudžio, kad tu save narplioji, jau čia yra wow. O jeigu dar pradėtum kitus tu narplio, tai visų pirma, neįmanoma tai padaryti, ne, nes mes vis tiek tą kitą matome iš savo taip, patirties, iš savo suvokimų, iš savo programų ir visai kitaip įsivaizduojam tą, nes galvoji, kad jo, vat jisai tai padarė, keulė koksai ir taip toliau. Ne, greičiausiai kitas stovėdamas mano vietoje sakytų, ne, jisai visai gerai čia pasielgė, liuks, labai fainai. bet tas žmogus, žinai, kaip tu sakai, žinai, va tas kiaulė ir parodo, ko aš savyje nemėgstu. Taip, Aš taip. savyje nemėgstu būti kiaulė, ne? Bet kiaulė irgi kartais yra būti neblogai. Va, tai čia vėlgi Bet tas, prasideda, kaip tu priemi save taip, visokią, taip, ne? Tai taip, jo, tai kiaulės aš nemėgstu savyje, po to nemėgstu piktos savyje, nemėgstu tą, kuri klykia savyje. Ir tada, kai suvoki, kad, o, blemba, žinai, kokia aš faina, galiu pykti, galiu būti kiaulė, galiu būti tas, anas, ir tai yra cool, ir tai yra taip, gyvenimas. taip, Ir taip, tada tas visas dalis susirenku savo, priemu, ane, padėkoju joms, kad jos mano ir man tarnauja.
Tai va, ir tada reikia pastebėti, kaip aš į žmonės su tom savybėm einu. Nu, Taip, ir iš kokie tikrųjų, žinai, mano siekiai. kai tu jas priimi, žinai, tada ir neberzina žmonėse tos savybės. Kai aš savyje priimu tas savybės, Taip, netgi va, tas irgi galvoju, nu, va, tu priėmė šitą savybę, nesvarbu, kokia jinai bloga yra, jinai turi vis tiek tą gerąją pusę. Ir kai aš ją priimu, aš kitose žmonėse nebematau, manęs neberzina. Tai irgi taip. tas pats santykių kūrimui, tai labai, labai fainai yra. Jo, tas labai iš tikrųjų, tas pastebėti ant kito žmogaus, kas tave erzina kituose, reikia paklausti, kaip tai yra apie tave vėlgi. Taip, taip, Ir vėl tu tas suprasi, tavo kad tu tos klausimas labai savybės tinkamas. savyje nori nuneikti ir, vat, kaip tu sakai, pastebi, įsivardint, ar tikrai tu niekada taip nesielgi, ar, nu, vat, tas nepriėmimas, žinai, nu, ne, aš tai netokia, aš tai, žinai, Nu, labai vat su tuo gerai. niekada arba visada, žinai, ten visada tas taip elgesi, žinai, arba niekada aš taip nedarau. Žinai. Tai kiek sesijose dirbau nemažai, žinai, su žmonėmis, žinai, tai visada yra tos pusės, kur sako žmogus, aš niekada taip nedariau, visada atranda ten kelis tos įvykius, kur jisai tiek padarė, žinai, kaip tas žmogus, arba, žinai, jis visada toks ir suranda, kur žmogus buvo visiškai kitoks, visiškai priešingas. Tai va irgi tas sugrįžta į balansą, žinai, pamato, kad ir tas žmogus turi ir gerą, ir blogąją pusę. Taip, 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 tikrai taip. Nu gerai, važiuojam toliau. Ar turim dar kokį dėsnį? Aš Nes nežinau, mes tai jau mes čia labai jo, plačiai, jo, jo, jo. jo, jo. Nu, apie kuriuos kalbėjom, žinai, tai priežasties ir pasiekmės dėsnis, bet čia jau kaip ir suprantama, žinai, ką pasėsi, tą nupjausi, ne, niekas nevyksta be priežasties. Bet čia papildo, žinai, labai traukos dėsnį tada. Nu, Taip, tai, ką turi, prieš tai, ką turėjai, dabar turi tokį rezultatą. Ką taip, įdėjai, taip, ne, tą ir dabar turi taip, netgi tas, išgyventi, žinai, išbūti su tuo. Mhm. tas davimas, sako, kuo tu daugiau duosi, ne, be jokio ten gailesčio, be skupavimo, be jokio pykčio, ne, o dalinsies, tuo tau daugiau sugrįš, ne. Tai toks grįžimo gražos, ne, yra tas. Taip. Tai Ir tikiu. žiūrint, ko dalinamės, ne, irgi, žinai, mes galime ir piktais dalykais dalintis, tai ar mes norim, kad tai sugrįžtų, turbūt nelabai, tai gal geriau nesidalinti, o su tuo susitvarkyti, ne, o dalintis kažkokiais gražiais dalykais, kurie pakelia, kurie paskatina daryti, veikti kažką. Tai aš manau, Lina, jeigu žmonėje įsisavintų, kad yra va tas gražos dėsnis, tai mes visi nuo šios dienos pradėtume visi iki vieno daryti gražius dalykus. Nes tas suvokimas, žinai, kai ateina tau, kad tai, ką tu duodi, va kaip gražų dalyką, kažkokį malonų, kažkokį kitam nuširdų, nu nežinau, prie kažko prisidedi ir kai tu suvoksi, kad tau grįžta dvigubai arba trigubai tai, tai iš karto pasikeičia tas suvokimas, tai palauk, tai ką duodu, žinai, Taip, ką taip, noriu, jo. o ką noriu gauti, pradėti reikia gal nuo to, o ką noriu gauti atgal. Tai Taip, o ir kai čia, mes, žinai, dažnai, tu turi man ten parnešti gėlių, tu turi man ten kavos į lovą atnešti, ne? Tu turi ten mane apkabinti, ne? O patys ar darom? taip, taip, taip. Noriu gauti, reiškia, turiu duoti. Ne? Mhm. Tai čia man labai su tokiu irgi su šeimos tokia istorija, kad, nu, kai pasakojau čia istoriją, kad vyras labai jaučiasi nelaimingas, kad jo žmona negali padaryti laimingą. Tai žinai, ir man toks keistas suvokimas. Tai vyras galvoja apie vieną dalyką, kaip norėtų padaryti moterį laimingą, o jisai pats nelaimingas. Mhm. Tai žinai, toks, tu neturi to, nu, neturi to jausmo, Viduje. o tu nori kitam kažką duoti, o ką tu duodi? Kitam liūdėsi tik tai, nes tu pats liūdnas visada užsisukęs ten, užsibuvęs kažkoks ir, žinai, ir žmogus nemoka atsipeikėti ir atsibūsti, kad laimės ar ten meilės, sako, aš noriu jį duoti jam meilės.
palauk, pradėkim nuo savęs. O pati save ar myli? Jeigu savęs nemyli, ką tu duosi? Nu, jeigu aš neturiu šito geltono megztinio ir Lina sakau, aš tau duosiu geltoną megztinį, bet sėdžiu pati su maike. Nu, Taip, negaliu duoti, nes aš jį turiu turėti ant savęs, savyje, ane, kaip emocija taip, tai taip, savyje. taip. Nu, negali duoti to, ko tu neturi. Pats. Taip, ir aš irgi, kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad kai mes patys save užpildysim meilę, dėkingumu, dėmesiu, ne, pradėsim save mylėti, tai va, tas lemputė pradės šviesti, ne, jinai švies ir mes dalinsimės ir tada žmonės jaus tą šilumą, tą tikrąją meilę, o ne tą per prievartą, žinai, kad aš tave dabar padarysiu laimingą, nu, būdamas nelaimingas. Tai va, niekaip nepadarys kitas kito, ko neturi, Taip, bet savo. nekurkim iš tikrųjų fantazijų, kad turėdamas šunį, turėdamas namą, turėdamas vyrą, turėdamas daug pinigų, aš būsiu laimingas. Jeigu tu nesi dabar laimingas, tai tu ir turėdamas nebūsi laimingas. Tai va, Jo, tu čia bus tik jau laikinas malonumas, taip, žinai, taip, savaitę, mėnesiui, pusmečiui, sakykime, o po to vėl grįši į tą patį, prie taip, tos pačios energijos, kaip ta laimė, tada gauna žmogus ką? Dar labiau užsikišti, tai dar didesnių namų, tada reikia, tada jachtos, tada ten taip, pasėdėsi taip, metus laiko, tada reikės malūnsparnio, ten malūnsparnį pasėdės. Ir gyvenimas taip tęsės, ne, iki paskutinio atodusio, kai atsidusi ir sakysi, nieko neturiu ir labai esu nelaimingas. taip, taip. Tai va, pradėkim mylėti save ir švieskim. Tai ką, tada ačiū labai tau, iš tikrųjų, mes šiandien taip ir ilgokai visai, bet labai smagiai bendraujasi ir iš tikrųjų tikiuosi, kad kažkam tai atlieps, kad bus naudinga mūsų šita informacija, tas pasidalinimas. Jeigu ką, užduokit klausimus, rašykit mums, Taip, mes mielai juos drąsiai klauskit. atsakysime. Jo, tai ką, ačiū tau, Lina, labai, kad šiandien sudalyvavai mano laidoje. Smagus pusryčiai. Gerai. Tai Iki ką, kitų ačiū kartų. visiems, sakom, visiems skanių pusryčių ir ką, iki kito karto.